Žiūrėkit, 119 psalmė. Kas myli tavo įstatymą, turi didelę ramybę ir niekada nesuklumpa. Kas myli tavo įstatymą, turi didelę ramybę. Jeigu myli tu įstatymą, tu laikysies, ar ne? Rašto sako, kad tas, kas vykdo ir myli įstatymą, turi didelę ramybę. Šionis rašo, kad neduoda tai ramybės. Imkim jų Naują Testamentą, Paulių. Romiečiams 7:12 paskaitykim, ką jis rašo. Paulius sutinka, kad įstatymas yra storas įstatymas žiauriai geras. Labai teisingas ir labai šventas. Čia viskas super, jis nieko prieš neturi. Žiūrėkit. 7 skyrius, Romiečiam laiškas, 12 eilutė. Todėl įstatymas šventas, įsakymas taip pat šventas ir teisingas ir geras. Ką mes turim? Paulius rašo, kad Dievo įstatymas, Tora, čia kalba jis apie Senojo testamento įstatymus, šventas, teisingas ir geras. Šventas, teisingas ir geras įstatymas. Iš karto, aišku, kyla klausimas, tai nafiga atmeš šventą, teisingą, gerą dalyką, ne? Jeigu šventas, teisingas, geras, tai pasilaikykime ir gyvenkim pagal, jeigu toks geras ir šventas. Ne, jis sako, geras ir šventas. Tai kam atmesti? Ir Paulius paaiškina, kodėl jis tą įstatymą atmeta. Tokį šventą, teisingą, ne, sako, aš sutinku, jokių problemų, šventas, teisingas ir geras. Tai kam atmeti? Žiūrėkit dėl ko. Ir žiūrim, dar 14 eilutę pažiūrėkim. Dar ir dvasinis įstatymas, ne kūniškas. Ne, kaip kurie krikščionys sako, tai gal kūniškas tas įstatymas, jau mokslas dvasinis. Ne, įstatymas dvasinis. Nes mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas. O aš esu kūniškas parduotas nuodėmė. Paulius sako, aš kūniškas. Tikrai iš tas kūniškas turi klausyti, kuris prieš dvasinį įstatymą būznį. Taigi, įstatymas šventas, teisingas, geras ir dvasinis. Dvasinis. Tai kodėl nesilaikyti? Dabar žiūrėkim. Ir Paulius paaiškina, kodėl jis nesilaiko to įstatymą. Nuo 15 iki 23 eilutės toliau, šitam 7 skyriui jis paaiškins. Taigi toks geras dalykas, šventas, teisingas, geras, dvasinis įstatymas. Taigi pulkime ir laikykime, ne? Tai kam atmesti? A jis paaiškins, kodėl reikia atmesti įstatymą. Žiūrėkit. Aš net neišmanau, ką daras. Tai ką tu čia rašai, jeigu net neišmanai, ką daras? Nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. O jei darau tai, ko nenoriu, tada sutinku, kad įstatymas geras. Įsilaužo įstatymą ir negali nelaužyti, sako. Ir dėl to ir sutinku, kad įstatymas geras, nes aš kūniškas, sako, aš blogas. Tada jau nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Aš juk žinau, kad manyje, Paulyje, tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio. Oi, žinau ir aš, kad pas tave tai jokio gėrio. Gerą trokšt sugebu padaryti, ne. Tai ką čia šneki tada, jeigu nieko gero nedarai. Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada ne aš tai darau, bet mani gyventų nuodėmė, aš nekaltas, aplinka kalta. Čia mani nuodėmė gyvenama, jinai ten daro. Jinai tą nuodėmė manie sako, kad dabar pilkum alkoholį į mane, reikia paprasčiausiai dabar pavogti tą, aš tai nenoriu, bet tą nuodėmė manie. Mak Paulius kaip gražiai jisai. O jeigu darau, kai nenoriu, tada ne aš tai darau, bet mani gyventų nuodėmė. Taigi aš randu tokį įstatymą, dvitaškis. Kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Tai tu nesveikas. Juk kaip vidinis žmogus aš geriuosi Dievo įstatymą, jis gėrisi, viskas gražus tas įstatymas, sako. Bet savo nariuosi matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu, paverčiantį mane belaisviu nuodėmės įstatymu, kuris mano nariuosi. Geras, viskas tas įstatymas teisingas, neturiu nieko, bet aš negaliu įvykdyti, sako. Man nuodėmės įstatymas stipresnis. Nu, va, dėl to mes ir atmetam tą įstatymą, reiškia krikščionis. Ir aiškina, toliau nuo 1 skyriaus ten sako, čia kaip įstatymas galioja, kol tu suišti, tu dvasiškai miršti įstatymai, priklausai Jėzui ir tu išvaduotas nuo to įstatymą, nes priklausai kitam Jėzui. Va. Įsivaizduoji, aš dabar suprantu, jeigu įstatymas geras, teisingas, tai tu jo laikykis, bet tu negali, tu nuodėmingas. Tai ką Jėzus, Paulius ir visi tie velniai turėjo padaryti? Patobulink žmogų, kad jis galėtų laikytis to įstatymą. Pakelk jį dvasiškai, ne? Ne, jie nepakelia, nepadaro žmogaus tobulesnį, jie padaro gudriau, jie įstatymą atmeta. Fantastika, ar ne? Va, kokia ramybė dabar. Laikiaus, ir man nepavyks laikyti. Atmetam įstatymą, Jėzum tikim ir dabar nereikia nei ramuksio. Sprendimas, ką aš galiu pasakyti apie tokį. Ir jie paima, taip, jie atmeta įstatymą visiškai. Tai įstatymas geras, šventas, teisingas, bet ką tada, Jėzus panaikina, nes mesgi negalim jo laikytis, jis per sunkus. Įsivaizduoji.
Dabar, sakim, alkoholis, negert, labai per sunku, suprantate, jeigu aš jau ten 30 metų geriu. Sunku, tai ką darom? Paim ir išbraukiam, negirtokliauk, brūkšt, viso, laisvas nuo įstatymo. O po įstatymo kaip sunku, žinai, buvo. Fantastika, sprendimas. Ir čia mokymas, čia doktrina tokia krikščionys. Atsiprašau, ne, jums turėtų būti rimtai susimti. Bet va, žiūrėkit, Hebrajams 7:18 rašo, žiūrėkit, atmeta tai įstatymą, viskas. Taip, atmeta. Tai ten, pavyzdžiui, adventistai ar kiti dar krikščionys pažangesni, kurie bando dar sakyti, kad nėra taip įstatymas atmestas. Nereikia. Juodo ant balto rašo atmeta. Viskas. 7:18. Šitaip atšaukiamas ankstyvesnis įsakymas dėl savo silpnumo ir bergždumo. Palauk, jis silpnas ir bergždžias. Bet kodėl jis silpnas ir bergždžias? Tai jeigu jis geras, šventas ir tobulas. Tobulas įstatymas, tai jis nebergždžias, jeigu tobulas. Ne, Paulius sako tobulas, bet aš esu, negaliu vykdyti, aš nuodėmė parduotas. Mane gyveno nuodėmės įstatymas padaro, mane belaisvių nuodėmės įstatymą. Tai tada įstatymas bergždžias. Žodžiu, logika. Geležinė, tobula. Žiūrėkim, toliau dar duosiu vietą. 7 skyrius 12 eilutė sako. Juk besikeičiant kunigystę, tai reiškia, pakeičia Levitų kunigystę Jėzus Melchizedekinė neva kunigystė, sako, besikeičiant kunigystę, keičiasi įstatymas, viskas. Negalime įvykdyti, tai paimkime, pakeiskime, lengvesnį. Negaliu nežudyti. Tai padarom, kad nedaugiau 4 per mėnesį sumažinam. Paprasta. Ne žmogų tu pakeis, kad jis galėtų patobulinti, kad laikytųsi įstatymą. O įstatymą šis panaikina ir sako, viskas, tu išvaduotas. Palauk. Žiūrėkim toliau. Luko 16:16. Efeziečiam 2:15 pažiūrėkime. Efeziečiam 2:15. Žiūrėkit, kur atvirai kalba, kad įstatymą panaikina. Viskas. 2:15. Savo kūnų, reiškia, Jėzus panaikino priešybę, brūkšnys įsakymą su jo potvarkiais, kad iš 2 sutvertų savį naują žmogų atneštų. Panaikina įstatymą, viskas. Panaikina. Luko 16:16. Įstatymas iki Jono. Po jo skelbiama Evangelija. Viskas. Įstatymas tik iki Jono galioja. Galatam 3 skyrius. Jeigu dar kas sakys, kad įstatymą nepanaikino Jėzus ir Naujas testamentai. Galatam 3 skyrius, 24-25. Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad būtume tikėjimu išteisinti. Bet tikėjimu atėjus, jau nebesam auklėtojo globoj. Ką reiškia, jau nebesam auklėtojo? Viskas panaikinta įstatymas. Dabar mes jau Evangeliją sekam, ten moralinė kartelė žymiai žemesnė. Mano rekomendacija krikščionims šiek tiek permąstykit savo poziciją. Mažiau jausmais, emocijam, kaip gyvuliai vadovaukitės, dar į protą elementą junkit, panagrinėkit, patyrinėkit, kaip tai Naujas testamentas kertasi su Dievo įsakymu.